Matau Jėzų įeinantį į šventyklos kiemą kartu su Petru, Andriejumi, Jonu ir Jokūbu, Pilypu ir Baltramiejumi. Viduje ir lauke yra didžiulės minios žmonių. Piligrimai plūsta iš visų miesto kampelių. Nuo kalvos viršaus, kur pastatyta šventykla, matyti siauros ir vingiuotos miesto gatvės, kuriuose knibžda praeivių. Atrodo, tarsi tarp griežtai baltų namų būtų įausta judanti 1000 spalvų juosta. Taip miestas atrodo tarsi keistas žaislas, padarytas iš įvairiaspalvių kaspinų tarp 2 eilių baltų namų, kurie visi sueina į tašką, kuriame šviečia Viešpaties namų kupolai. Tačiau viduje tikra mugė. Daugiau jokio susikaupimo šventoje vietoje. Žmonės bėga, kviečia, šaukia, perka avinėlius, keikiasi dėl išpūstų kainų, stumia vargšus bliaunančius gyvulius į aptvarus, tai virvėmis ir kuolais apjuosti aptvarai, prie kurių įėjimų stovi prekėjų laukiantis prekeivis, o gal ir savininkas. Lazdų smūgiai, bliovimai, keiksmai, šauksmai, tarnų įžeidinėjimai, kurie neskuba suvaryti ir uždaryti gyvulių, arba pirkėjų, kurie derasi kainą, arba tų, kurie išeina, o dar garsiau įžeidinėjami iš namų avinėlį patys atsinešę apdairų žmonės. Aplink keitėjų prekystalius kitoks šurmulys. Nežinau, ar tai būdavo visada, ar tik per Paschą. Supranti, kad šventykla veikia kaip birža arba juodoji rinka. Pinigų vertė nebuvo nustatyta. Buvo legalus keitimo kursas, kuris be abejo buvo fiksuotas, tačiau pinigų keitėjai nustatė kitą, pasisavindami savavališkai nustatytą procentą už keitimą. Ir galiu jūs patikinti, kad jie puikiai mokėjo dusinti savo klientus. Kuo vargingesnis klientas, kuo iš toliau atėjęs, tuo labiau jis buvo apiplėšiamas. Seni žmonės labiau nei jauni, o tie, kurie atvyko iš už Palestinos, labiau negu seni. Vargšai senukai vėl ir vėl žiūrėdavo į pinigus, kuriuos sunkiai atidėdavo į šalį visus metus, 100 kartų juos išimdavo ir vėl įdėdavo, apeidami pinigų keitėjų stalus ir galiausiai grįždavo pas pirmąjį, kuris atkeršydamas už jų laikiną pasitraukimą padidina keitimo kainą. Stambios monetos su dideliu atodūsiu palikdavo savininko rankas ir patekdavo į lupikautojo gniaužtus mainais į lengvesnes monetas. O kai ateidavo laikas rinktis, prasidėdavo nauja skaičiavimo ir atodūsių tragedija prieš avinėlių pirklius, kurie menkesnius avinėlius parduodavo pusiau akliems senukams. Matau 2 senukus, jis ir ji, grįžtančius atgal ir stumiančius silpną avinėlį, kuris aukotojams matyt pasirodė netinkamas. Verksmas, maldavimas, grubumas ir šiurkštumas – visa tai susikerta. Pardavėjai nepajudėjus iš vietos. Už tai, kiek norite mokėti, galilėjiečiai. Tai, ką jums daviau, jau per daug gerai. Eikit šalin, arba pridėkite dar 5 denarus už geresnį. Dievo vardu, mes esame vargšai ir seni. Ar norite mums sutrukdyti surengti Paschą, galbūt paskutinę? Argi neužtenka to, ką iš mūsų atimėte už vieną mažą gyvūnėlį? Pasitraukit, nešvarų žmonės. Štai Juozapas vyresnysis ateina pas mane. Jis pagerbė mane savo pasirinkimu. Dievas tebūna su tavimi. Ateik, išsirink. Tas, kuris vadinamas Juozapu vyresniuoju arba Juozapu iš Arimatėjos, ateina į aptvarą ir paima puikų avinėlį. Jis praeina pasipuošęs turtingu apdaru, visas išdidus, nė nežvilgteldamas į vargšus, kurie dejuoja prie durų ir net prie įėjimo į aptvarą. Jis juos, taip sakant, pašokdina, nes išeina su riebiu, bliaunančiu avinėliu. Bet Jėzus taip pat priartėjo. Jis irgi nusipirko, o Petras, kuris tikriausiai dėrėjosi jo vardu, traukė iš paskos tinkamą avinėlį. Petras norėjo eiti tiesiai į aukojimo vietą, tačiau Jėzus pasuka dešinėn link 2 senukų, išsigandusių, verkiančių, neryžtingų, kuriuos stumdo minia ir įžeidinėja pardavėjas.
Jėzus toks aukštas, kad abiejų senolių galvos buvo jo širdies aukštyje. Uždėjo moteriai ranką ant peties ir paklausė: Ko verki, moterie? Senutė atsisuko ir pamatė šią aukštą jauną vyrą, iškilmingai apsirengusi, gražiu baltų rūbu ir švariu naujus sniego spalvos paltu. Dėl jo aprangos ir išvaizdos ji turbūt pamanė, kad jis gydytojas, ir nustebo, nes gydytojai ir kunigai nekreipė dėmesio į žmonės ir neapsaugo vargšų nuo prekybininkų groboniškumo. Ji išpasakojo savo sielvarto priežastis. Jėzus kreipėsi į vyrą su avinėliais. Pakeisk šį avinėlį šiems ištikimiesiems. Jis nevertas altoriaus. Kaip ir tau neverta pasinaudoti 2 vargšais senukais, nes jie yra silpni ir bejėgiai. O tu? Kas tu esi? Teisusis. Tavo ir tavo bendražygių akcentas rodo, kad tu esi galilėjietis. Ar gali būti teisus žmogus Galilėjoje? Daryk, ką aš tau sakau, ir būk teisingas tu. Klausykitės, Galilėjietis, gynėjas, panašių į save. Jis nori pamokyti mus, šventyklos žmonės. Vyras juokėsi ir šaiposi, mėgdžiodamas galilėjietišką akcentą, kuris yra dainingesnis ir švelnesnis nei Judėjos. Ar bent man taip atrodo. Žmonės apstoja ratu, o kiti pirkliai ir pinigų keitėjai gina savo bendrininką prieš Jėzų. Tarp susirinkusiųjų buvo 2 ar 3 ironiški rabinai. Vienas iš jų klausė: Ar tu gydytojas? Su tokiu tonu, kad Jobas prarastų kantrybę. Tu tai pasakei. Ką tu mokai? Štai ko aš mokau, kad Dievo namai turi vėl tapti maldos namais, o ne lupaikautojų ir prekeivių vieta. Toks yra mano mokymas. Jėzus yra baisus. Jis atrodo kaip arkangelas ant prarasto rojaus slenksčio. Jis nelaiko liepsnojančio kardo, bet jo akys spindi šviesa ir nubloškia šaipūnus ir šventvagius. Jis nieko neturi rankoje, tik savo šventą pyktį. Greitai ir įspūdingai žingsniuodamas tarp prekystalių, jis išbarsto kruopščiai pagal vertę sudėliotas monetas, apverčia didelius ir mažus stalus, kad viskas nukristų ant žemės, sukeldamas didžiulį šokinėjančio metalo ir stumdomo medžio triukšmo, pykčio, išgąsčio ir pritarimo šūksnius. Tada jis išplėšė iš gyvulių saugotojų rankų virves, kuriomis buvo surišti galvijai, avys ir ėriukai, ir padarė iš jų labai kietą rimbą su mazgais, kurie buvo laikomi diržu. Jis be gailesčio jį pakelia, sukioja ir nuleidžia. Taip, jis užtikrino be gailesčio. Ši nenumatyta kruša krito ant galvų ir nugarų. Tikintieji vengia, žavėdamiesi reginiu. Kaltininkai persekiojimai už aptvaro ribų, visų greičių bėga, palikdami pinigus ant žemės ir už jų nugarų įvairaus dydžio gyvulius. Didžiulėje kojų, ragų ir sparnų sumaištyje. Vieni bėga, kiti sprukdami skrenda, bliovimas, mekenimas, balandžių ir purplelių brukavimas susilieja su tikinčiųjų juoku ir šauksmais, sklindančiais iš paskos bėgančių lupikautojų, užgožia apgailėtiną gyvulių, kuriems kitame kieme neabejotinai perpjaunamos gerklės chorą. Pribėga kunigai, lydimi rabinų ir fariziejų. Jėzus tebėra viduryje kiemo, po savo persekėjimo, jis vis dar laiko rankoje rimbą. Kas tu toks esi? Kaip tu sau leidi taip elgtis ir trikdyti nustatytas apeigas? Iš kokios mokyklos esi kilęs? Mes tavęs nepažįstame, mes nežinome, kas tu esi. Aš esu tas, kuris galiu. Aš galiu viską. Sugriaukite šią tikrąją šventyklą, o aš ją pakelsiu, kad ji teiktų šlovę Dievui. Aš netrikdau Dievo namų šventumo nei apeigų. Tai jūs jį trikdote, leisdami jo buveinėje įsikurti lupikautojams ir pirkliams. Mano mokykla yra Dievo mokykla. Ta pati mokykla, kokios visą Izraelį mokė viešpaties burna, kalbėjusi Mozei. Argi jūs manęs nepažįstat?
jūs mane pažinsit. Nežinot, iš kur esu kilęs? Jūs tai sužinosit. Tada atsigręžęs į žmones, nekreipdamas dėmesio į kunigus, dominuojantis aplinkoje savo ūgiu, apsivilkęs baltų drabužiu, atsegtu apsiaustu, plevėsuojančių už jo pečių, išskėstomis rankomis, kaip oratorius, pačiu patetiškiausiu savo kalbos momentu jis kalba. Klausykite, Izraelio vyrai. Pakartotame įstatyme pasakyta, kiekviename mieste paskirsi teisėjus ir raštininkus, jie teisingai teis žmonės. Nenukrypsi nuo įstatymo, nepaisysi atskirų asmenų, nepriimsi dovanų, nes dovanos apakina išmintingųjų akis ir žlugdo teisiųjų reikalus. Sieksi griežto teisingumo, kad galėtum gyventi ir paveldėti šalį, kurią Jahvė tavo Dievas tau duoda. Klausykite, Izraelio vyrai. Pakartotame įstatyme pasakyta, kunigai, levitai, visa Levio giminė neturės dalies ar paveldėjimo su Izraeliu. Jie gyvens iš Jahvė aukojamo maisto ir jo paveldėjimo. Ši giminė neturės paveldėjimo tarp savo brolių. Jahvė bus jų paveldėjimas. Klausykite, Izraelio vyrai. Pakartotame įstatyme pasakyta, neskolink savo broliui už palūkanas. Nesvarbu, ar tai būtų pinigų ar maisto, ar ko nors kito, už ką skaičiuojamos palūkanos. Svetimšaliui gali skolinti už palūkanas, bet savo broliui skolink be palūkanų. Štai ką pasakė Viešpats. Dabar matote, kad Izraelio teisėjai sėdi be teisingumo vargšams. Jie teikia pirmenybę neteisiesiems, bet stipriesiems. Būti vargšų, priklausyti mažai tautai, reiškia patirti priespaudą. Kaip žmonės gali sakyti, tas, kuris mus teisia, yra teisingas? Jei mato, kad gerbiami ir išklausomi tik galingieji. Tuo tarpu vargšas žmogus neranda nė vieno, kuris norėtų jį išgirsti. Kaip žmonės gali gerbti Viešpatį, jei mato, kad jo negerbia tie, kurie turi daugiau pareigų už kitus? Argi gerbti Viešpatį reiškia laužyti jo įsakymą? Ir kodėl Izraelyje kunigai turi nuosavybės ir priima dovanas iš muitininkų ir nusidėjėlių, kurie tai daro tam, kad turėtų kunigų palankumą, lygiai kaip kunigai priima tas dovanas tam, kad turėtų gerai pripildytą skrynią. Dievas yra savo kunigų paveldas, jis Izraelio tėvas, yra jiems didesnis tėvas nei bet kuris kitas tėvas ir jis pasirūpina jų išlaikymu, kaip ir dera, bet nedaugiau. Jis nėra pažadėjęs savo šventovės tarnams turtų ir nuosavybės. Amžinybėje jie turės dangų, kad būtų atlyginta už jų teisumą, kaip Mozė ir Elijas, Jokūbas ir Abraomas. Tačiau šioje žemėje jie turi turėti tik lininį drabužį ir nesutepto aukso diademą, tyrumą ir meilę. Kūnas turi būti sielos, kuri yra tikrojo Dievo tarnaitė, tarnas. Kūnas neturi dominuoti prieš sielą ir priešintis Dievui. Manęs klausė, kokia galia tai darau? O jie, kokia galia jie išniekina Dievo įsakymą ir šventųjų sienų šešėlyje leidžia lupikauti, taip pakenkdami Izraelio broliams, atėjusiems paklusti Dievo įsakymui? Manęs klausė, iš kokios mokyklos esu, ir aš atsakiau, iš Dievo mokyklos. Taip, Izraeli, aš atėjau jūsų sugrąžinti į tą šventą ir nekintančią mokyklą. Kad tas, kuris nori pažinti šviesą, tiesą, gyvenimą, kuris nori išgirsti Dievo balsą, kalbantį savo tautai, ateitų pas mane. Izraelio vyrai, jūs sekėte paskui Mozę per dykumas. Sekite paskui mane, kad galėčiau jūs vesti per daug nevaisingesnės dykumas į tikrąją palaimintąją žemę. Per jūrą, kuri atsiveria Dievo įsakymu, aš vedu jūs jos link. Pakeldamas savo ženklą, išgydysiu jūs nuo visų blogybių. Malonės valanda yra atėjusi. Patriarchai jos laukė ir mirė jos laukdami.
pranašai ją išpranašavo ir mirė jos tikėdamiesi. Teisieji matė ją sapne ir mirė paguosti to sapno. Dabar ji yra atėjusi. Ateikite, viešpats teis savo tautą ir rodys gailestingumą tiems, kurie jam tarnauja, kaip pažadėjo Mozės lūpomis. Aplink Jėzų esantys žmonės, klausydamiesi jo, buvo be žodžių. Tada jie komentavo naujojo rabino mokymą ir klausinėjo jo bendražygių. Jėzus išeina į kitą kiemą, kurį nuo šito skiria portikas. Jo draugai seka paskui jį ir regėjimas baigėsi.